Nu tai ką, sveiki gerbėmieji. Neišsimegojau, atsikėliau jau realiai 4 valandas pravairavau, bet dar kai 4 ryto buvo, ar ten 5, dar negalėjau kalbėti, nemokėjau dar kalbėti. Va, tai nekalbėjau, pravairavau 4 valandas tyloj, su nieko nešnekėjau, dabar pirmus žodžius ištariu. Jums. Va, tai dabar ką, nutariau sustoti. Galvojau, kai iki vakaro nenorėsiu valgyti, bet kažkaip pralkau vėl. Tai kiaušinienę pusryčiam išsikepsiu. Paprastai ant sviesto, su polarbriodu, viską. Gal kokią sūrę biškį užsimėsiu ir viską, šuoninės nebeturiu. Va, tai tiek žinių kol kas. Mažai čia to miegas su tom pauzėm tokiom, bet ką darysi? Taip jau yra. Planuoju apie 2:30 būti iškrovime. Šiaip planuoju tik tais rytoj, bet labai tikiuosi, kad šiandien paims, būtų gerai. Tai galėčiau šiandien bent jau davažiuoti iki pakrovimo. Kažkokią tai, jeigu duotų. O jeigu neduos, tai neduos. Yra kaip yra. Tai va, tiek žinių, kol kas. Čia žmonės dėl ledų komentavot, tai kad čia šviečia ne ką geriau negu ten naujų mašinų. Tai aš suprantu, kad gal ne geriau, gal naujų mašinų ir geriau šviečia. Ten naujos Volvos ar ten kokios Scanios. Nieko nesakau, bet 5 Volvos tai blogiau šviečia. Tai bent jau dabar kaip su nauja mašina, kaip su naujos mašinos šviesom važiuoju. Va, tai daug fainiaudama. Šviesos daug reiškia labai. Ypač kas naktim daugiau dirbat. Aš tai mažai dirbu naktim, bet žiemą tai vis laik tamsu. Jeigu čia šiauriau dar pavažiuoju, tai raks tada. Realiai mažą ledbarą kaip ir nebereik man, nežinau. Ant Subarika gal uždėsiu. Ten gal pais. Subarikui tinka. Į buferį kur nors žemai įkalta. Tai bus gerai. Nu va, atvažiavau į savo iškrovimo miestelį. Nežinau, kiek čia priekį tiltuks 3,5 tonos, man aišku būtų patogiau per jį važiuoti, bet ką jau čia. Reikia biškį ratų pavažiuoti. Kažkaip atrodo, kad nesu šitą miestelį buvęs niekad. Gal klystu, bet atrodo, kad nesu. Labai tikiuosi, kad šiandien iškrausiu. Dabar tik 12 valandų tai yra. Po 12:20. Jeigu liksiu ant ragą, tai abitnek stovėti. Čia biškį ekskursija po švediškus kaimus, biškį šiauriau. Seniai nedariau ekskursijų, tai sakau, va, Helsingborką parodysiu, dar kažką. Vis įdomiau negu autostradom, čia kaip biškį kitur nuvažiuoji, tai biškį smagiau. Paštininkas, Postnorda. Labai įdomiai čia. Išsisuko. Čia vežu į naują IKA, man atrodo, stato prekybcentrį. Tai vat, į statybas.
pažymėjo pramzoną, kur čia galim būtų sustoti, kad jeigu neiškraus. Nelabai yra kur važiuoti. Nežinau nei kurią pusę, nei kur. Jeigu neiškraus, tai bus blogai. Nu, bet irgi ką padarysi, neiškraus, tai neiškraus. Čia miestelis be Aleksandra vadinasi. Kairę man reikia sukti. Kai reikia pasukti, tai vis kažkaip mašina atsiranda, kitaip tai nieko čia nėra. Bet čia visiems taip, ne tik man. Nu, važiuokit greičiau. Laukit, kad pasukti ir kiti atrodo specialiai dar prilėtin, kad ilgiau lauktum. Laukia, kol pravažiuos. Dar 2 kilometrai važiuoti. Va, asfalt naujas. Fainiai. Čia pramonės biškė miestelį. Kažkaip taip atrodo. Gamyklikių. Per upę. Kai naujas asfalt. Kai ieškau iškrovimo su statybose kokiuose, tai ieškau kraną visą laiką. Matai kraną, tai tada žinai, kad ten kažkur statybos. O, bet matau statybininkų vagonėlius už tai. Irgi geras požymis. Beveik panašiai kaip krans, tik krans gerai matas iš toli. Kur galim bus stovėti iš karto, jeigu ką. Sirkniukiai, Sibila. Kur nors prisiglausi. O, matau statybas. Kraną turi. Padėkojau ranką, kai praleidžiu. Šiaip Švedijai labai gerai suprant, kad reikia pristabdyti. Nesigrūdi priekį, jeigu siauresnis išsukims. O matau statybininkus. Kraniuks yra. Ta kariuką reikia pažiūrėti, ar yra. Kur čia geriau važiuoti? Statybas gal užeit pirmą reikia. Čia prisistumsiu, po to atbuls atsistumsiu. To sakys, ko čia įvažiavai, nėra vietos. Matau, kad nedaug vietos. Einu prisiduoti.
Nu va, kaip tik kabluks čia stovėjo Nissans. Statybininkas paklausė, kur čia, ką prisiduoti. Atvažiavau gerai. Sakė, varyk čia, va ten Ortimas stovi, žiūriu. Valio. Ir matau, kad jinai su ten šalia Rokvalo prikrauta. Tai tas nėra blogai. Kur čia tu dabar nori važiuoti? Sasukinės turbūt. Matot, galinė ašis kaip gerai sukiuojas pas Volvikę. Padangas grubės. Geras savivartis. FH16, 6 pemų, atrodo. Čia ne man pypsino samasvalai, kad čia užstok. O čia po kairė, žiūriu, prikrauta tokią pačią Rokvalą. Viskas normaliai. Žinau, Ortimai užsikrovė, ar ne? Biškinė lyga. Reiks paklausti, ar jau užsikrovęs ar ne. A, jau važiuoju, va, pastumsi priekį. Koks supratingas. Maladėt. Nieko nereikėjo sakyti. Opa, toj traktoriuks atvažiuos. Kur tu čia važiuoji? Girdi. Opa. Nu tu čia sugalvoji, tu galėjai čia apsisukti ir išvažiuoti per tam. Toks nelabai išvažiavimas kažką. Ten dar tupiks gali būti koks nors. Nudrastusis. Nebent pasitikrinęs. Nu va, atrodo, ką man pasisekė. Ten va statybininkai ant bokštelę va tėvą nuėjau. Pasakiau, kad ką atvežiau. Paskambino traktoriai. Turiu atvažiuoti. Ortima ten nuvažiavo. Žodžiu, laukiam. Nu ką, draugužiai, važiuoju į pakrovimą, išsikrovęs, greitai iškrovę. Bet palaukti reikėjo, kol duos dar kokią valandą pastovėti. Šį pakrovims rytoj, nežinau, bet gal šiandien pakrausim. Bet nieko labai nekeičia, kad ar šiandien, rytoj jeigu kelts per Göteborgą, tai aš iki Göteborgą šiandien nedavažiuoju. Nieko labai nekeičia. Nu, tik tiek, kad rytoj gal taip anksti keltis nereiks. Staupysiu laiką biškį. Va, o taip, galit pasižiūrėti, kaip čia per miestelį važiuoju viską. Gražiai čia Aleksandė pasitvarkė žmonės. Žolytės nupjautas, nameliai gražus visi. Gražiai gyvent, o kiek špakų. Va, tai savo judu po biškį. Čia netoli 7 km, tai dar už valandos geros būsiu, tai 15:30, pagal Google iki 16:30 darbė, tai turėtų pakrauti. Kaip ir viskas normaliai. Tai tiek va judam, o prieki traktorius važiuoja, mato traktorių prieki. Čia va, Audelė traktorius važiuoja. Vasarą daug tokių. Nu ir žiemą nemažai. Bet vasarą daugiau kažkaip. Į mokyklą važinėjai. Žodžiu, judam į pakrovimą. Į traktorių aplenkti. Visai gera Audelė, kaip traktorius.
odelė nelabai derinas kartu žodžiai šitie. Atvariau krautis į lentpjūvę. Čia dabar deduos naujų būdų diržus. Nu, čia ne naujas. Tik ne su visais diržais tas pavyksta. Čia va su tokius pats tulzu iki šį diržą. Nereik mest ant stogą tada ir viniuoti. Lengviau biški. Bet ne su visais diržais tas gaunas, nes, pavyzdžiui, va šitas diržas per plonas ir nesilaiko. O kai kuriais normaliai. Va, tai susikeišiu čia. Čia kažką pradėjau šnekėti, kad per du šonus kraut reikės. Nu, pažiūrėsim. Per du šonus tai ne kažką būtų. Žodžiu, nepaėjo mano naujas metodas. Nukrent diržai, išsitraukia iš tų, turi būti gerokai storesnį, kad laikytus. Čia va, bėgelio tarps per platus yra. Iškrent diržai. Tik pridėt krovinį ir iškrent iš karto turi stipriau biškį laikytis. Nu, ką darysi? Senais būdais reikės. Pavargt biškį. Nu ką, mano gerutėliai pakrovė man medžią. Malkų pakrovė. Važiuosim. Seniau nevažiavau su 25 tonom. Beveik 25, 24 su kapeikom. Va, tai ką. Šiandien galėjo būti diena tokia, kad neišsikraučiau, žiūrėkit, dai pasikrovau. Visai liuks. Ką, užsidarom, važiuojam. Nu ką, bičiuliai, gerutėliai, mano žiūrovėliai. Pasikrovau, užsidariau, išvažiuoju. Viskas gerai. Paklausė, ar spėsiu į keltą 9 ryto. Dabar yra 5 vakaro vietos laiko. 411 km. Šiaip gal seniai nesu sakęs, kaip... Čia va, dabar taip gauminos, kad galėtum spėti ir gali nespėti, žiūrint kaip darysi. Tai aš taip skaičiuoju vidutinį greitį 70 maždaug. Nu čia taip, normaliai taip gaunas toks vidutinis greitis. Labai realus. Galim biškai greičiau, aišku, bet nereik skubėti labai. Kraut cesu. Visokie remontai gali būti, dar kas nors, taip biškai susilietins. 70 skaičiuoju, tai 411 km. Ir va čia dabar yra toks momentėlis, reikia dar 9 valandų pauzės. Tai va, tai gaunas man sudėjus 15 valandų viskas, paskaičiavau. Ir kem 5 minučių nereikia, tai vat ir dabar, kadangi yra 5 vakaro ir 15 valandų, tai gaunas, kad 8 ryto būnu prie kelto. Labai svarbus dabar momentas yra pravažiuoti tiek, kad po to be pauzės iki keltą davažiuoti galėčiau. Be kem 5 minučių. Nes jeigu darysies kem 5 minutės pauzę, tai tada nespėsiu į keltą. Nu, labai mažai laiko liks 15 minučių. Labai jau pavojingai. O plus daryti, kamščiai Göteborge gali būti, reikia viską įsivertinti. Kadangi esam profesionalūs vairuotojai, tai turi visas įsivertinti, kada maždaug būsi, kokie kamščiai, viską. Bus kamščiai, nebus. O tai su 9 suvažiuoju. Labai svarbus momentėlis yra, kad be kem 5 minučių važiuoti tos 400 km su 9. Galim būtų irgi, va, pavažiuoju dabar biškį, kem 50 km, liek 360 čia kokia. Ir ką, ir viskas. Po to nebedavažiuoju. Reikia 5 minutėms stot likus 30 km. Ir kelts nuplaukti. Planuokitės laikus atsakingai, pagalvokit visą laiką. Nebūkit kretinai. Tai va, su tokiu laiku aš, yra šansų, kad netgi gal mažai, aišku, šansų, kad galiu net rytoj išsikrauti. Nes skaičiuoju, kad kokia, ten man po to pakelta 200 km važiuoti. Tai yra šansų, kad spėsiu išsikrauti. Apie 4 būsiu. O, farai. Pasilenkim. Lenktis, slėpkitės. Neforminis vienas, matot? Gerai, kad ne pas mane. Neapsisuko.
Nu ką, bičiuliai, gerai čia pravažiavau. Kol kas pagal laiką tranzitą viskas įkeltą spėju. Anksti ryte vėl startuosiu į keltą. Po keltą dar pavažiuosiu. Viskas gerai. Šiandien liuks dieną, pilnai laikus išdirbau iki galo. Gerai. Galime eiti miegoti. Atsirado komentarų, kur dariau valgyti, kad kabina smirdi nuo maisto. Man tai gaila žmonių, kurių maistą valgo tokį, kuris smirdi, nežinau. Pas mane tai visą laiką kvepia. Kaip pas gerą moterį šeimininkę, kai yra gera namuose, irgi būna kvep barščiais. Gal kažkam smirdž barščiais, aš nežinau, bet man, pavyzdžiui, būna, kai grįžti namo, žmona barščių padaro, tai kvep barščiais. Smirdžti, kai būna prirūkyta, pribesdėta, o kai maisto pagaminta, tai kvep, nežinau. Aš tokios nuomonės esu. Žmonės kažkaip labai bijo maisto gaminimo kabinoj, bet kai rūkyt, ten kokį alų išpilti, ten dar kažką, tai jokių problemų nėra. Bet jau maistą gaminti, jau čia tragedija yra. Niekaip nesuprantu. Smirdž tada tik tais nebent pridega aliejus koks nors, tai, tada jo, tada blogai. Bet šiaip, nežinau, pas mane kvep skaniai. Ten jau kai česnakiukus tos pakepiau, tai čia tokį kvapą jaučiu aplinkui fūrasą, reikia eit vaišinti kitus. Jeigu ten, bet ten prie keltą nežinau, kas ten buvo. Tai va, tai tiek žinių. Einu poilsiauti. Čia tokiam geram parkingė sustoju. O 8 vakarą, da pilna vietos. Čia tau ne Vokietija. Laisva. Čia ant E20. Pilna vietos. Net nežinau, prasakau ratą, kai tiek vietos net neaišku, kur statytis, kad nuvažiuosiu ten va prieki prie tą dafą, galvojau pasistatyti. Galvosiu va prie nuo, kur vien stoviu. Bet aš kažkada pats esu sakęs, sakau, girdai, per visą parkingą sustojau ir kažkas privažiavo šalia, tipo vietos nėra daugiau. Tai sustojau, taip čia 5 fūras stovau, kaip čia prieki. Tuoj parodysiu, kaip atrodo. Nu va, kaip tuos va stovi, taip ir čia va, iš eilės sustojom. Žodžiu, taupiai vietą laikom. Buvo, reikėtų vandens prisipilti dar, nes pasibaigė. Žodžiu, gerai padirbau. Buvo grėsmė, kad neišsikrausiu. Šiandien nuo čia važiuok ir išsikrovau ir pasikrovau, pravažiavau, dažiūrėk, gal dar rytoj išsikrausiu, bet aišku, nereik varyti Dievą į medį. Gerai, ačiū, kad žiūrėjot, einu miegoti. Šiandien tik 9. Tai labas rytas jums. O aš einu miegoti. Labanakt. Geros dienos jums. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot ir iki.